Sveiki. Besinaudodamas OpenOffice paketu rašiklė ilgainiui susidūrė su problema su simbolių skaičiavimu, nes pagal nutylėjimą rašiklė skaičiuoja simbolius, tačiau neskaičiuoja simbolių be vadinamų tarpų, be baltų tarpų. Taigi, čia pas mane yra pavyzdinis tekstas, pažymėsiu jo dalį ir tam, kad skaičiuoti dokumente esančius simbolius, žodžių skaičiums, mums tai reikia keliauti į priemonės bei pasirinkti punktą statistiką. Ir štai mums bus pateikta statistika. Žodžiai pažymėtoje srityje 69, kaip matote, ir per visą dokumentą, whole document, yra 207 žodžiai bei 1338 simboliai. Bėda yra tai, kad OpenOffice'as savaime įdiegtas neskaičiuoja simbolių esančių dokumente be tarpelių ir be vadinamų tų tuščių erdvių. Kad šitą problemą išspręsti, mums tai reikia nuveiti į priemonės, į plėtinių tvarkytuvę ir štai čia spausti atsisiųsti daugiau plėtinių. Nukeliausime į OpenOffice plėtinių svetainę, kur paieškos laukelėje rašome žodį count, skaičiuoti, bei rezultatuose pasirinksime symbols count plėtinį. Spaudžiu mygtuką, kad gauti jį. Ok, ir šitą plėtinuką aš jau atsisiunčiau. Uždarau savo interneto naršyklę. Tvarkoj. Šiame pačiame plėtinių tvarkytuve, kadangi aš jau atsisiunčiau tą plėtinį į savo kompiuterį, aš spaudžiu mygtuką pridėti. Ir judu į atsisiuntimus, kur yra štai šitas mažas plėtinys. Spaudžiu atverti, paskaitau labai greitai, kaip sakant, licenzijos sutartis, sutinku su licenzija. Ir, kaip matote, pas mane OpenOffice paketas įsidėgi šitą plėtinį. Darau užverti, uždarysiu, perkrausiu per naują programą, vėl atidarysiu šį failą. Tvarkoje, turime tą patį dokumentą, keliaujame į priemonės, apačioje, matote, atsirado eilutė programos priedai ir symbols count. Spaudžiu šitą prieduką, kaip matote, čia atsiranda simbolių skaičiavimo langelis, kol kas rašo 0. Kas vyksta toliau? Tiesiog aš paimu ir žymiu tekstą ir dabar jau programa skaičiuoja būtent simbolius be visų tarpelių ir kitų nereikalingų simbolių. Taip pat galiu pasileisti ir standartinį statistikos laukelį, kur, kaip matote, pažymėtoje srityje, šiaip programa suskaičiuoja su tarpais 446 simbolius ir tuo tarpu mūsų priedas eliminuoja baltus tarpelius. Tai ką, gero naudojimuose, atviro kodo labai galingų Office paketų, OpenOffice. Sėkmės jums. Iki.